Gal iš karto kraunamos. Tai Vykintas pažymėjęs, kurią vietą to šventinio. Ten teka, ne? Ten jo yra šaltinis. Ten būtent tas pažymėjo, viskas buvo atradęs, bet man... Ai, nežinau, tik tas vietas? Visą dar nepažymėjo, ar laiką neturėjo, nežinau, kad ten buvo. Dar metų praėjo, nu, bet tą vietą ir tada tapo. Dar tokių vietinių pasirinkti. Kas pavyko? Sako, žinau, groja. Ir Jovana. Ir čia parodė. Tai gražiai vieta, lankas esu. Tokie šaltiniai. Ir čia toks kaip amfiteatras. Va tai rašo šaltiniuota 500 kvadratinių metrų vieta. Aha, tai va, nemaža čia. Šitą. Jo, čia tokia nemaža. Ir kas ten pasakymą padarėme? Viskendas bažnyčia. Ai, būtent čia tai. Ant tos krantas stovėjo bažnyčia, paskui nuskenda. O kad rūdynė, nes toks rūdėjas, rūdis nuo to ir... Geležingas labai. Jo, ir tas pavadinimas. O ta vieta, kur tų rūdžių yra, a negali būti kokiu nors aukų? Nu, turėsiu tu filmuos. YouTube žvaigždė. Aha, visai vis mato. Tai toks kaip šlapias slėnis yra, tai vadinasi senoviai buvo užliejamas matyt. Čia aš skaitau, mano čia apačioj nebus iš jūros periodo. Uoliena, Pažiūrėk, ir čia toj vietoj įsiveržia gruntinis vanduo nusėsti ir gaunas giluminis. Ties mūsų namo papiliui kitoj pusėje dabar irgi, tai ten vandens lygi yra kieta uoliena šitą. Ir viršui visą laiką šaltinis, žiemė vasarą. Nedaug to vandens, bet visą laiką, jis neužšala žiemą. Muša vis taip. Jo. Nors ten tas sluoksnis, ten kokie 2 metrai, 2-3, panašiai. O čia tai žymiai daug gero. Bet aš manau, kad čia apačioj turbūt kieta uoliena. Jeigu jau čia įsiverš tas vanduo. Papalti. Rudenį labai gražu. Visokių spalvų, kas čia paveikslavos, fantastinis. Bet vasarą tai čia jau parastai matoma, taip lipi ir žalgia labai, bet va dabar tai viskas taip atvira, kiaura. Gražu. Na, antrasis radinys, tai yra kryžinio smeigtuko dalis, galvutė, čia buvo
toks kaip kryžiaus formos 4 tokios plokštelės, per vidurį 5 nusideda, kad toks kaip kryžius būtų tiesiog, kad galiukai tokie suapvalinti. Čia va eina adata smeigtuko, o čia yra aselė grandinėliai. Jie prie rūbų čia prisisėda. Nu, jos susmeinkit, dažnai jie būna poriniai. Viena pusė vienas, antra pusė kitas. Tai va čia yra smeigtuko dalis. Nu, tai žiemgalio bus irgi žiemgalio. Šitas. Nors jie yra būdingi, labai būdingi Lietuvos teritorijai, bet nu, šioje vietoje pagal tą teritoriją, kur mes esam, tai čia bus žiemgalio palikimas. Pakliūsim kur nors dar. Į Tele3. O, dievalėliau. Sakant, yra toks posakis, o vaikeli. O čia pasaginės egės, vadinama daugiakampiais galais. Nu, bet tokia visai išlieta, tokia masyvi. Jeigu toks skersvoniai, va tokia turėjo būti. Labai didelė ir labai sunki. Keli šimtai gramų net norėjo būti, iki 100, nežinau, gal daugiau. Tai to laikotarpis tai preliminariai irgi gali būti koks. Iki 10, gal iki 10-9 toks. 10-9 amžius. Nu, preliminariai reikia žiūrėti, bet šiaip iš tų tokių masyvesnių jos šiek tiek ankstyvesnės. Gražus, segė gražiai. Pasaginės segės. Tai kokį gražią. Vadinama daugiakampiais galais, tokie nusklemti, bet vat viskas išlieta yra. Toks, nu, pažiūrėk, koks svoris didžiulis. O čia tiesiog, puodą matyt, kietaus. Tai Arūnai yra dar nesargiai. Dar ir turim. Ką turim? Apyrankį. Nu, merginą sustojame, ne? Aina. Galim joj. Yra kažkas, kas buvo praeitą savaitę? Yra. A, matau. Tai jūs buvot mokytoja ir 3 merginas, taip? Dabar yra mokytoja 2 merginas. Mokytoja ir 3 merginas. A, visas 3 yra. Visos 3 ir dar 3 naujos. Patrauksiu. Tiesą sakant, važiuojant, tai čia mes jokio laikotarpio nežinojom ir šis nežinom, ar čia kažkas turėtų būti. Bet kas būdinga, sakykime, kas labai svarbu yra Ventos upė. Ten apačioje yra slėnis ir čia yra, kaip taip, viršutinė terasa, kaip sakoma. Vadinasi, pats viršus. Na tai, žinoma, visi archeologijos paminklai, nu ne visi, bet dauguma archeologijos paminklų telkiasi apie upės, vandens telkinius, dažnai gali būti upių santakose, nes, na, reikia suprasti, dabar mes galim vandentikiu gauti vandenį iš toli kažkur, ar iš gręžinio. Bet praeitie visą reikėjo to vandens. Laidimo vietose irgi yra dažnai prie vandens, kalvelėse, pašlaitėse, irgi tokių aukštumų kraštuose. Tai šiuo atžvilgiu kas labai atkreipė dėmesį, va, Egidijus kraštotyrininkas ir Steponas Akmenės kraštotyrininkai, na, atkreipė dėmesį tai, kad čia yra, na, ir štai Arūnas irgi atkreipė dėmesį, kad, na, čia yra padavimas apie nugrimzdusią bažnyčią. Tai, aišku, nereikia suprasti to visiškai tiesiogiai. Padavimas, jis yra motyvas labai rimtas. Padavimai vietos, apie kurias tokie padavimai pasakoja, yra neeilinės. Tai nereiškia, kad stovėjo bažnyčia iš tikrųjų ir kažkokiu būdu ten įgrimzdo ir užstingė žemę. Bet tai rodo, kad būtų kažkokios senovės vietos. Tiesiog laiku bėgant kažkaip žmonės perima tos pasakojimus, jie keičiasi ir gauna tam tikrus bruožus. Tai šiuo atžvilgiu irgi tas labai kreipia dėmesį. Čia dar apačia yra krioklių šaltinis, na, jis irgi matyt turėjo stebuklingų galių, dažnai tokie šaltiniai sakoma, kad žmonės tikėdavo, kad atėjus naktį, sakykime, švintant, nusiplovus vandeniu akis, tos akis pagydavo, regėjimas pagerėdavo, žmogus iš aklumą iš viso pasiekdavo, nu, ir labai svarbus dalykai. Na ir šiuo atžvilgiu mes tiesiog labai kažko, sakykime, nesitikėdami, vis tiek mūsų toks tikslas, kaip ir praėjusią savaitę, tai yra naujų archeologijos paminklų paieška, nežinom archeologijos paminklų paieška. Tai, na, atėjome į tą lauką, na, vėl turime leidimą archeologiniams žvalgymams, Akmenės, Mažeikių ir dar kitose rajonuose, tai vat, kol naudojamės čia dar šią savaitę, paskutinę savaitę prieš žiemą, na, nusprendėme tas dar dienas išnaudoti. Va, smagu, kad jūs prisijungėt. Ir, na ką, vaikštom, tikrinam panašiai, kaip buvo Klykolėse, kažko labai nesitikėdami, bet kas žino, kas neieško, tas neranda, na, taip ir neskleidžia tų detalių. Tai čia, na, kiek mes čia esame, nepilną valandą, mes turime jau iš pradžių
Iš pradžių, žodžiu, buvo mažytis gabaliukas kažkokio papuošalo. Na, lyg ir jau senų laikų, nebus jau 17-18, kaip Klykalėse, čia bus daug senesnis jau, žodžiu, iki krikšto. 11, 10, 12, na, sunku dar pasakyti. Na, ieškom toliau, einam, žiūrim, jau yra segės galbūt maža, paskui apyrankės dalis. Kitos segės dalis didžiulė, tai perėsime per maišelius, šiek tiek galėsiu papasakot. Na, ir mes matome, kad, na, tai yra archeologijos kažkoks paminklas. Paviršius, žinoma, yra suartas, čia matyti daugelį metų arima, žemė turėtų būti derlinga, gera. Tai paviršius yra, žinoma, suardytas. Jeigu tyrinėtume, jau atsidengtume didesnius plotelius, gali būti mes čia surastume. Na, pirminė mūsų prielaida bus kapinynas. Tai pagal dabartinius vietovės pavadinimus jisai gaus Krioklių kapinyno pavadinimą, vardą. Ir pagal tos radinius, ką mes čia turime, na, 8, 9, 10, gal 11 ir toliau eina. Na, sunku pasakyti pagal kelias radinius, tai bus Žiemgalių genties, tai, žodžiu, mūsų šitos žemės mūsų protėvių genties laidimo vieta. Na, tai kaulai galbūt dar bus ir nesuardytų, kažkiek, žinoma, daug suardyta ariant, bet bus kažkas ir žemė nesuardyta. Taip pat galime pereiti per pirmuosius tos maišelius, pasižiūrėti įspūdžius. Čia žymiai senesni radiniai nei buvo Klykalėse praėjusią savaitę, kas buvo, tai iš jūsų pusė komandos buvo. Tai čia yra senesni laikai ir kol kas tie visi radiniai žalvariniai, arba, kitaip sakant, vario lydinio. Tai galime pasižiūrėti. Žodžiu, kaip ir Klykalėse dirbame, jeigu randame kažką nepažįstamą, jeigu, žinoma, akivaizdžiai yra 20 amžiaus šiukšlę, dedame į kibirą, kad nepalikti tiesiog iš to pačiu išvalyti žemę nuo šiukšlių. Jeigu kažkas įtartino, kviečiamės, jeigu radinys tikrai dedame į maišelį, baksnuojame pagaliukų žemę, maišelėje radinys ir mes tada matuojame koordinates ir plane išsidėstymas bus labai svarbus. Tai, na, žinoma, tai mes šiandien gal nesugebėsim numatytos teritorijos, nors kol kas gali atrodyti, kad tiesiog tų radinių nėra čia labai daug, bet kas žino, mes gal užčiuopsime. Tai vat, pirmasis iš radinių, eilės tvarka jis nebuvo pirmasis, bet nustebinęs Tadą Važikiškį atvažiavusi irgi savanorį prie mūsų ekspedicijos, nedidelis gabaliukas, žalvarinis. Tačiau dirbant su tais archeologiniais radiniais, mes jau žinome, pažįstame, kas tai yra. Na, kaip jums galvote, kas tai turėtų būti? Na, turiu pasakyti, kad čia yra skylutė. Va, tiesiog dar jinai žemė yra užaugus, jeigu mes pagaliukų parkraštytume, ten būtų skylutė. Kas galėtų čia būti, kaip manot? Toks mažiukas gabaliukas, taip? Bet čia, žodžiu, labai merginos mėgo tokiais puoštis. Čia yra, na, matėte, yra lietas, čia buvusi adata. Maždaug tokio ilgio galėjo būti, šiek tiek trumpesnė, ilgesnė, labai skirdavosi. O čia yra, na, galvutė vadinama. Tai 5 tokios plokštelės buvo, per vidurį plokštelė ir šonuose. Taip, ir tai yra kryžinis smeigtukas. Archeologai praminė jį kryžiniu, na, jis ir kitose kalbose irgi išlaikęs tą pavadinimą dėl tiesiog kryžiaus formos. Tai yra papuošalas. Drabužiams susisekti smulkesniems drabužiams, stambesniems, na, tiesiog, kadangi dar sagų nebuvo, tai jie įsismeigi, labai dažnai nešioti poromis. Čia kabintos grandinėlės ir iš viso kuršių moteris, Žiemgalių moteris, tai yra iš vis įspūdingi smeigtukai, gali būti labai didžiuliai, skirtingų formų. Tai tos grandinėlės netgi susisiedavo nuo vieno iki kito. Žinoma, na, kasdieną jau gal nelabai patogu nešioti, bet vat, vestuvių aprėdas, laidotuvių aprėdas yra patys įspūdingiausi tie aprėdai, tai vat, žodžiu, tai pasižiūrėkite. Vat. Yra ornamentuotas pieštas, labai dažnai paviršius būna, netgi gali būti ar sidabro ralovo danga padengtas, labai puošnus. Gal labai nenukuklės mergytės. Maždaug, žinoma, jis kelius šimtus metų buvo, bet apie 10 amžių. Ir na, viską tiksliai ant tos visus kartu radinius mes galime tą laikotarpį tikslesnį nusakyti, bet vat štai yra, na, papuošalo dalis. Na, tokie greičiausiai dažniausiai moteriams būdavo, bet ir vyrai nešiodavo, žinoma. Tai čia iš tų laikų, kai mes Brunoną užpampijome, ne? Na, panašiai, va, 10 amžius, tai 900 kažkelintieji, bet žinoma, tai gali būti ir 11, gali būti ir 9, nes jie kelius šimtus metų tokias, žodžiu, mados netaip dažnai keisdavosi kaip dabar. Buvo viskas, na, kontaktai būdavo su kitais kraštais, bet jie viskas vykdavo lėčiau, ne taip kaip dabar, nes atsiranda mada ir po metų kitų visą Europą taip pat rengėsi. Na, tai tokias, ne taip viskas greitai, žodžiu, būdavo. Čia yra moneta.
Tai va, žodžiu, čia iš tų laikų, kur jau Klykolėse buvo surasta, jums gal tiesa neteko, bet tose laukuose buvo nemažai. Tai bus irgi matyti Jono Kazimiero šilingas, 17 amžius. Infliacinė moneta, kaip sakoma, infliacija tai yra kaip pinigai nuvertėja, jau prikaldinta milijonas kitas. Tai 1666-64 va tų laikų be galo daug tokių monetų yra, tai jos, žodžiu, visiškai buvo praradusi savo vertę. Ir todėl, kad buvo kalyklos vadovo paskirtas toks italas Buratinis, tai Buratinė reforma, kaip sutvarkyti tos pinigus, tai žodžiu, žmonės paraminės Buratinkomis. Tai ne nuo to Buratino animacinio herojo ir knygutės, bet nuo Buratinio kalyklos, žodžiu, reformos tokios. Kuris leido pasakyti, čia tikrai yra labai senų laikų radinių. Taip, irgi mažiukas gabaliukas, kaip atrodo, lyg būtų susilydęs lašelis, bet jau, žodžiu, kai mes dirbame daug metų su tuo, mes matome, kad tai nėra tiesiog paprastas lašelis, čia yra segės galvutė. Irgi pasaginė segės, tai pasaginė segė nuo to, kad panaši pasagėlė, arba taip nešiojama, dabar galvom, kad ne taip būdavo nešiojamas. Tai čia yra, pati galvutė, ornamentuota, dabutė per vidurį viršuje įmušta, čia kažkokias dabutės irgi ornamentas buvo, bet, žodžiu, galima taip ir nesuprasti, bet kai jau žinoma daug esam tokių matę, viskas jau kitaip atrodo. Tai panašaus laikotarpio kaip ir, čia viskas bus panašaus laikotarpio, gal aišku plius 200 metų, nes čia gal ilgesnį laiką buvo žiemgalių tie mirusieji laidojami, tai irgi apie 10 amžių. O, čia pats didžiausias, vienas didžiausias, nes kitas irgi dės. Tai vat matin buvo pasaginės segės, pasagai, kaip minėjau, dėl formos. Čia yra dar vienos pasaginės, bet čia jau yra, jau labiau supras galima. Pasižiūrėkit, koks svoris yra didžiulis. Čia jau daug sveria. Tai, žodžiu, tokios segės, įsivaizduokite, turėjo būti maždaug tokios skersmens. Čia arba čia, žodžiu, kaip kam buvo patogu, buvo galima slinkti liežuvėlis, tai dabar, kaip dabar labai paprastai yra rekonstrukcijos labai daromos ir festivaliuose, ir per visokias smūgės, šventes, pardavinėjimą. Užsikabini, liežuvėlį per rūbą perkeši ir pušiesi. Tai va čia yra lankelis segės, liežuvėlis neišlikęs, o čia yra galvutė, tai va irgi tos, galiukai, tos tai irgi yra, dabutė įmušta, dar nematė. Irgi papuoštas, tai, 9-10, gal 8 amžius, tai 700-900 iškilintieji mūsų eros metai. Tai va, žodžiu, matote, 2018 metais mes prieš 1200, 1300, 1100 metų kažkas čia, žodžiu, buvo žmonės ir, jų palikimas. Ir dabar iš tokių dalelių mes bandome atkurti, kaip tie žmonės gyveno, kaip jie buvo laidami ir kaip jie atrodė. Tai vat, kuriama. Na štai, Arūnas dar šitą nematė, tai tik buvo išėjęs jūsų pasitikti. Yra dar vienas papuošalas, irgi žalvaris. Kas tai galėtų būti, kaip galvojate? Tokia atrodo kažkokia plokštelė. Bet iš tikrųjų tai buvo apyrankė. Irgi tokia lenkta. Galiukas toks praplatėjantis, čia toks trikampis pjūvis. Kad čia toks kažkoks įkaltas, lyg būtų kažkam pritvirtinti, nelabai esu matęs, bet taip įdomu visko pasitaiko. Vat irgi ornamentuotas, pasižiūrėk, matos, kaip griovelį įrišti. Tai žinoma, kai bus nuvalytas gražiai, restauratoriai restauruos, sutvarkys, atrodys ir tas ornamentas gražiai matysis. Tai jis yra sulaužytas, čia yra viduriukas, čia yra toks, tokio pločio turėjo būti ir paskui į lankelį turi šiek tiek suplonėti. Apyrankės dalis, tai irgi. Matė taip. Kad visi radiniai visiškai šalia šlaito, tai kodėl taip gali būti? Gali būti, kad tiesiog traktorius važiuodamas, ardamas, atvelka šiek tiek paviršimi ir tada sukdamasis tos žemės lieka ir jis toliau važiuoja. Žodžiu, taip stumia ir gali būti tos paviršinius. O įprastai, jeigu nesuardytas, tie radiniai turėtų būti metro gylė, šiek tiek daugiau, kiek nėra nesuardyta, bet yra nuorima, kaip suginčiuose pernai tyrinėjome, iš viso iki kaukolės 10 cm buvo nuarta. Paskutinį kartą. Visiškai, žodžiu, yra paviršius. O, irgi dar nemačiau. Ir dar vienas papuošalas. Irgi apyrankės dalis. Čia ornamento kol kas nesimato.
Čia gali būti ir Įvynės apyrankės. Įvynė yra tokia kaip aplink ranką, daug kartų, gali būti 6-8, Žiemgalių moteris iš viso mėgdavo netgi tokiam ilgom puoštis tom Įvynėm, tokias kaip spiralės, žodžiu, Įvijos apyrankės dalis. Na, tai daug kas yra labai sulūžusių, pilni radiniai yra išties reti, dalis gali būti ritualų būdų sulaužti, dalis žinoma traktoriui ir per ilgus 100 metų įvairią veiklą vykdant. Tai pasižiūrėsime, kas čia. Čia Tado rasti dar mūsų ir net nematyti kaip kiti radiniai. Bet čia irgi yra žalvario gabaliukas. Taip, žinokit, man šitas yra toks netoks aiškus, bet gali būti geriamojo rago apkalas. Tai yra viršutinė dalis. Geriamasis ragas, na, galite palaikyti. Geriamasis ragas yra, na, kaip įsivaizduoti, įvairius gėrimus į ragas įpiltas, yra artimieji gėrimai įsipėlė ir kaip per filmus rodo susidaužė vyrai, kariai ir išgeria. Bet žinoma, tai čia galėjo bet kas, bet čia iš tiesų karių būdingas, tai čia, kadangi pats ragas jis yra organinė medžiaga, jisai per 100 metų, tūkstančius sunyksta. Tačiau tie apkalai, tie paviršiai, rankinėlės, grandinėlės prilaikyti, jos yra metalinės ir jos išlieka. Žinoma, aš irgi toks sutrupės, tai čia labai panašu, kad bus tokio gerimo rago. Ta pati angos, žodžiu, angos pakraščio papuošimas. Dar senesni laikai. Nu ką, reikalai, ne? Rimti reikalai čia. Mokytoja per istorijos pamokas neseka. Jeigu matot, paėmat. Šiukšlės dedam į kibiriuką pasakyti. Tai palauk, juk šitas akmuo rūpėlė, ne? Čia žemiau bus. Ta plyšokas tas kupas. Plyšokas. Tai mes dabar einam į nuskendusios bažnyčios vietą. Ta vieta yra įvesta į knygoje Mickevičiaus įtintą Lietuvos šventvietės. Kaip pagonis ta šventvietė. Tai jeigu kas nesat buvę šventvietėj, tokiai lietuviškai, tai turėsit progos. O dabar tai jau tikrai patvirtinta, kad ne tik tais mitologiškai, bet ir archeologiškai jau viskas. Kad tai tikrai buvo šventvietė. Tai vadinasi, ta šaltinis Rudynė. Rudynė gavo to, kad ta bažnyčia nuskendusi ir tas stogas rūdyja. Tai žodžiu, tokia. Leiskimės gal čia, kaip nors kur. Lietuvoje ypatingai daug yra išlikę. Nuskendusi bažnyčia. Jo, nuskendusi bažnyčia. Čia bus. Einiu tam. Gal per čia. Gal eikim per čia. Mūsų kruopinė, čia būdavo apeigos pagoniškas, žodžiu, visokias, kokias tiksliai negalim pasakyti, bet žodžiu, čia šventa tokia vieta. Tas pats kaip bažnyčiai turit. Čia yra bažnyčia tik tais tiek, kad ji buvo prieš 1500 arba 1000 metų. Darysiu klipuką. Bet o čia, pavyzdžiui, čia ko gero dar rastų kažkas. Tai iškuosim. Kaip galit matyti rūdus tokios, pagal tą legendą byloja, kad tos bažnyčios stogas rūdyja ir šitos tokios rūdis. Už šitos vietos Venta teka, o čia toks slėnis įrėmintas, kaip amfiteatras ir tokios vietos yra dar ir prie Virvytės tokių vietų, kur irgi ar kunigas nuskendęs, ar bažnyčia. Tie mitai reiškia, kad buvus kažkokia šventa vieta ir per kartas pasiekė mumis tokiais pasakojimais. Tai čia, žodžiu, tos pagoniškas bažnyčios nebuvo tokios kaip krikščioniškas, kad pastatas ten, žinai, tai buvo akmuo, upelis, šaltinis, bet kur žmonės per tus daiktus bendraudavo su dievais savo ir atlikinėdavo apeigas visokias. Galit pavaikščioti dabar pasižiūrėti. Tomas ten irgi kažkokie ženklai. Glūdins, vingis ir kas toksai kaip Toks kaip strėlė, kaip ietis būtų, kaip kas. Ventos upė, akmuo, pačia Kur upė. mes maudėmės ties mano mokyklą. Jo, čia tam tik pakrašty.
vasarą, jeigu būsim sveiki. Tokia medėlė panašiai, nu ką, atsistoji iki Aidas po vandeniu ir pasakau. po vandeniu. Bet matos kažkokie ženklai. Matos, Galimai, matos. Gerai matos. Tai būtų papiliai dar vienas toks, žodžiu. Matos. Reikia paveiksluoti, užfiksuoti, paranešti archeologams. Nu, vasarą atvažiuok pasimaudyti. Važiuosim būtinai. Labai mėgstam. Kažkaip šiemet ir pamačiau, tai braukau ranką per tą knygų. Kas čia taip įdomi? Štefan, kaip tik apie tai Nes kokia pėda, ar koks raganos kalnelis, ar laumės kalbusi, drabužius vaikui skobusi, ten tokias vietas irgi lauminės vadinamas. Ir arba kokia velnė pelkė, velnio kelias, ten yra čia prie Ventos išlikęs. Irgi velnekelis, velnio pelkė. Parodyti tą velnę, kad jis neparodo. Žmonės net ir laiko. Tos šventvietės tai įvairiausių rūšių yra. Tai gali būti kalneliai, gali būti šaltinis, gali būti upiai kokia, Sietuva gili kažkokia. Šventvietė tai yra ta vieta, kur kažkokios apėgos. Kur atlikinėdavo protėvių apėgos. Falsagoniškas. Šiaip Lietuva pagal šventvietės tai yra, mano manimu, toliai lenktų visas Indijas, Izraelius, Tibetus, nes tokia tankuma šventviečių kaip Lietuvoje pasaulyje nėra praktiškai. Jeigu kokia... Kiekvieną gyvenimą turėjo savo. Būtent, kiekvienas kaimelis turėjo kažkokią šventą vietą, kur... Seniau kiekvienas kapinis turėjo kiekvienam kaimelį. Būdavo tos... Ir čia net dvejus jūs dabar pravažiavom, dvejus kapinytis yra. Būdavo vietas, kur su ciklai susijęs. Pavasarį tokias šventės, tokia šventvietė atliektinai. Rudenį ten vėl kitokias, vėl kitokias. Laidojimo ritualai. Čia netoli Kerežė yra irgi tokias pasakojimai kaip aukojimo vieta tokia buvusi, kur... Tai tą akmenį radot? Jo, tą akmenį tenai. Kur užskaitos karžygiai parneždavo priešų galvas, dėdavo nugirstas ten merginas ten aukodavo rankšluosčius, ten kitokius tokius dalykus. Gerai, einam dabar iki to galą ir gyventą pasižiūrėsim. Tai tas va gal neseniai ir pastatys. Tas tai neseniai. O daugiau tai toksai. Jeigu to neskaičiuosim, tai toks varatelis toks yra. Na, tas gal čia buvo kaip tik gal kažkokia irgi kažkokia prasmė gal buvo. Toks jau gražesnis užkėtas. Žodžiu. Kitomis. Įdomus. Tokių duomenų kažkokios nežinau, bet, galim kaip pasakyti, pagalvoti, kad leis savo pamanyti, kad čia iš tikrųjų tie akmenys sudėti neatsitiktinai gal. Rūdis aiškiai, matos. Aiškias rūdis. Aiškis rūdis, todėl ir rūdynė. Jo, todėl tas šaltinis rūdinė vadina. Čia va, jeigu žiūrėtumėm šventvietę, susideda iš dažnai šventvietės dalis gali būti ir akmuo, ir ar ten koks šaltinis, ar koks medis šventas. Čia jeigu turim šaltinius rūdinę, tai antra šventvietės dalis kaip kompleksai gali būti čia tokia ir begalinė Sietuva vadinama. Čia galėjo būti irgi turėti ryšį su šitą. Sunkiai priėjom smegenis, mes nepripratę prie tokių dalykų, aplamai pamiršę tuos dalykus. Pripratę, kad šventvietė, tai čia reiškia kažkokie, kalnas su kryžiumi, ar ten bažnytelė, ar ten kokia koplyčia. Tais laikais kitaip žmonės garbindavo Dievą ir žodžiu apeigas atlikinėdavo, bet Lietuva įsiskiria tokių išskirtinių tokių mitologiją, kad ypatingai daug šventviečio išlikę. Ir dievų mes daug turėjom. Ir daug dievų turėjom ir labai sudėtingai vis buvo taip. Krikščionybėj turėjo tik vieną dievą, ne? O pagonių tai buvo labai daug dievų. Kaip kaimiečiams gal tam sluoksniui buvo vieni dievai, ten kokiems karvedžiams kiti, o kunigaikščiams. Kiekvienas turėjo pagal savo. Jo, Rekčių piliakalnį, daleiskim, ten yra. Šiemet didikai turėdavo savas šventvietę, savo ten dievus. Jeigu ten Rekčiuose buvo šiuo metu ir Kęsgailų žemės, tai turėjo tokį Ventį Rekčiukonį. Tai ten dabar Rekčių kaimas yra ir Ventą pro šalį teks. Aš galvoju, tas piliakalnis ten gal kažkokį ryšį turi su tais dievais. Kas ten žino?
Bet šiaip vadinamoji pagonybė irgi buvo vienas dievas tikimas, nes Gediminas karalius rašo laišką popiežiui, kad rusėnai tiki savo papročių į dievą, lenkai savo, mes lietuviai tikim savo ir visi tikim į tą patį dievą. Tai, pripažina tokį, žodžiu, tokį dalyką. Gedimino reikėjo pritraukti. Mes nežinosim, kaip ten dabar. Aš tikiu, kad dabar žmonės daugiau meluoja negu tais laikais. Motyvuoti nereikėjo. Bet pasižiūrėkit, koks iš tikrųjų kaip amfiteatras. Iš tikrųjų pasižiūrėkit, iš tos pusės dabar. Čia ir su pusė. Grinai amfiteatras. Jeigu šitų medžių nebūtų būt labai aiškiai. Nu, va čia jau galės drąsiai rengti talką. Kitai pusė ventos. Nu tai ką? Pudinks, girdi. Įmovinis. Tai koks čia amžius bus? Čia jau į poną archeologą. Pono archeologas. O čia gal tu iš tuose vietose gyvenęs esi? Čia. Biliūniškės. Ai, Biliūniškės. Nu, aš matai išyčiau. Aš čia atvažiavau Onto viešti irgi. A, tai čia Kažkaip gal metalinis daiktas. čia tavo žemė yra? Ne, nebuvom. Ne, žinau, kad čia išpjauta yra. Tad sakai, jie Bet čia čia... Aš tik atsimenu, ar ant... Giliau. A giliau dar kažkas įliktai? Ne. Ne, ai, ne. Ne, tas tinkis lygiai taip, kad būtų, žinai, va. Tai Jo, taip horizontaliai viską atitenka. Jo, aha. Taip sakant, ruošia Tadas nuotraukai kruopščiai vat kasą. Įtigalis. Oho. Tada žiūrėk. Bet čia daugiau nebėra nieko. O, nebėra, ne? Tadai, Gediminai, čia nebėra visgi. Be reikalo čia. O kas čia toksai? Nulūžęs. Ai, nu gal kiek yra jau tiek. O tokiam giliai. Žiūrėk, nebėra daugiau nieko. Nieko, ne. Tai kas čia nulūžęs? Nulūžęs bus smaigalys. Bet nuotrauką pasidarys reikia išvalyti. Būtinai, aha. Tada tiesiog reikės taip gražiai išvalyti, dabar jeigu palysim nugarą. Kas nors jaunesnis man. Ai, nugarą, ne. O Deta, tu gal esi bandžiusi. Klaupėsi viskas, ką čia, žinai, įsiplausim. Pastebėjo, kad tai įtigalis. Tai labai gera proga užfiksuoti. Archeologai sako, visose kraštuose yra toks bendras latiniškas terminas in situ. Vadinasi savo vietoje. Padaryti nuotrauką, kaip jis atrodo, kaip gulėjo, žinau, čia yra vienas radinys, bet jeigu būtų, 3-4 pernai pavyko irgi taip tikrinant 17 radinių vieno vietoje. Kirviai, įtigaliai, čia Molėtų rajone pernai. Gražiname vietą, tiesiog tada. Kaip jis gulėjo? Taip, ne? Jo, bet čia smaglis. Tai ta nuotrauka labai svarbi, nes neatskleidžia tas detalės, kaip jis gulėjo. Na, čia tiesiog bus toks kaip pavyzdys, va, tų grunto spalvos, koks gruntas, įvairios tas sąlygas yra svarbios labai. Tai va, išvalys, padarysim nuotrauką, uždėsiu mastelį, kad matytųsi kokio dydžio daiktas, nes fotografuojant nuotrauką paskui, ar jis 20 cm, ar jis 5 cm, sunku suprasti, o kai padėsim mastelį, spausdinės, tai visai kitaip yra. Tai va, čia įtigalis, čia va, įmovinis vadinasi, įmova, tai vadinasi, kad čia yra ertmė ir čia medinis jisai būdavo per tas vietas, dažniausiai būna čia netgi skylutės, vienutė gali būti išlikusi. Tai ietės kotas medinis buvo, tai jisai tiesiog buvo užmanomas ant koto, su vienutė ties vykalavasi, kad laikytųsi. Įtverimieji būdavo aprišami, tai čia įmovinis. O pati plunksna va tokia buvusi, forma aišku neaiški, nes nenulūžusi. Ir žinoma, kadangi medis, kaip ir kalbėjome apie geriamuosius ragus ir ragos organiką, tai neišlieka, tai sunyko, o liko žemėje gulėti tik tai jau geležinis jau tas. Tai va, dėl to tų iečių archeologai neranda, nebent kasinėtume kur nors pelkėse, kur pelkės tos sąlygos užkonservuotų. Čia liko tik tai tas geležinis įtigalis. Ne, tai jau... Ant tą aukštę paguldyti jau. Tai ten ne.
Daugiausiai buvo Kukiuose, pirmą dieną, trečiadienį, tai ten buvo 72 numeriai. Bet ten, kur buvo 2 šalia, tai dėjau vieną maišelę, paskui atsiskirs, daugiau bus. Gal kažkas įsibrauks. Gerai, 17 numeris, tai taip. Gaila, kad ne visą, žinai, Dabar taip. Lūžus galstas. Gal čia jau su plūgu buvo užkabinta, gal nebuvo. Taip, tai jau mes padėsime mastelį. Pamatuosime šiaurės kryptį. Čia kartu mastelis yra atspausdintas su šiaurės kryptimi, rodiklėlė rodo šiaurės kryptį. Tai su kompasu ją pasimatuosime. Nereikės atskiros šiaurės rodiklės dėti. Tikrai nelengva susilenkti, kad... Jo, gana gilokai. Na va, šiaurė maždaug yra taip. Kiek arčiau reikėtų. Nu va, iš karto nuotrauką matysis, kokio dydžio daiktas, nes mastelis yra 10 cm. Kiekviena padala yra didesnioji yra centimetras, mažesnioji yra pusė centimetro. Labai svarbi archeologijos tyrimo dalis yra dokumentavimas ir paskui visko aprašymas, nes tyrimai yra metodas yra ardomasis. Mes radinius išrinkome, būtume kasinėti, būtume tiesiog tą kažkokį plotą 10-20 kvadratmetrus, nu tiesiog suardė sunaikinę. Tai labai svarbu, kaip jie gulėjo, koks jų santykis, tą visą informaciją. Tai vat, visą tai reikalinga tam dokumentavimai. Dabar nusifotografuosiu ir bus kartu ataskaita iliustracija. Iš vieną kampą, iš kitą pasižiūriu, kad būtų nesusilieję. Bet taip, turi būti ir... Nu ir va, pavyzdžiui, yra šiaurė yra tenais, tai bus nuotrauka parašyta. Etigalis, lauko numeris 17, žvelgiant iš rytų. Na taip iš rytų atrodė. Fotografuos iš tenais bus iš vakarų. Nu, toks principas ir yra va, tas tokio dokumentavimo. Tai pasižiūriu, kaip geriausiai matytųsi, kad atskleistų tą vaizdą. Būna kartais, kai kasinėjai didžiulius plotus, saulė šviečia, didžiuliai šešėliai, jeigu dar po su medžiais, labai sudėtinga nufotografuoti. Tai būna labai juokinga, kai archeologai komandos vienas fotografuoja, o kiti pasiėmė kokią nors pledą, laiko 5 sustoja taip aukštai, kad tik tą šešėlį padarytų, kad nebūtų kontrastų, nes kai yra kontrastų, labai nesimato nuotraukose. Tai aš šiandien apsiniau, kad čia labai nedidelis plotas ir labai lengva viskas. Žodžiu, bet visko prisigalvojama. Kad tik tai... Nes nuotraukos yra iš esmės, nuotraukos planai yra esminės. Ką mes pateiksim, tas liks po mūsų. Tikrai mes greitai užmiršim, kaip kas atrodė, kaip kas buvo, bet nuotraukos va, tai ir tas bus tas liudijimas apie tas radimo sąlygas. O jau. Tai va tokia dilčia labai. Mankštų padaryti? Nu, galim mankštę. Nu, bet kaip aš įšaliu, aš nesuprantu, bet nors man paskutinį metų šaltas laikė. Kol priprasi prie jam. Nu, man tik pirtį nėra šalta, ta visur man šalta. Bet jau turbūt 3 metai nesubojus pirtį. Ai, pirtį? Nebeleido.